Laba diena. Norėčiau pradėti objekto administracinės paskirties pastato Darbininkų gatvė 39 Vilniuje statybos projektas projektinių pasiūlymų viešinimo procedūra. Esu Algimantas Vyšniauskas, šio projekto vadovas, kartu ir vyr architektas. Pradžiai norėčiau dėl bendros svarstymo tvarkos. Noriu pranešti, kad daromas tiek audio, tiek video įrašas, dalyvaujantis. Pirmiausiai, aš pristatysiu patį projektą, po to dalyvaujantis, jeigu tokių bus, labai prašyčiau užduoti klausimus, tačiau prašau nesakyti savo vardų pavardžių, tik tai savo inicialus, tai yra dėl viešumo. Taipogi šitas pristatymas yra protokoluojantis žmogus yra mūsų įmonės atstovas. Su protokolu norintys visada galės susipažinti, čia mums atskirą laišką ir mes jį galėsim atsiųsti. Taip, kad norėčiau dabar pradėti šio objekto pristatymą. Šis objektas tai yra sklypas Darbininkų gatvė 39, randasi Naujininkų seniūnijoje, netoli 1000 Dariaus Girėno gatvių žiedinio susikirtimo dauboje, greta kalno, ant kurio įsidėsis Naujininkų gyvenamojo rajono vakarinė dalis. Sklypas apžvelgiamas tiek nuo Tūkstantmečio gatvių, tiek nuo Dariaus ir Girėno gatvių. Tik tai galbūt pakankamai objekto apžvalgai trukdo augantys medžiai, gana tankiai suaugę šioje dauboje. Dabar remiantis Vilniaus bendruoju planu, šis sklypas, kuris yra valdomas nuosavybės teise, yra intensyvaus užstatymo zonoje. 2023 metais buvo patvirtintas sklypo Darbininkų gatvė ir teritorijos prie Tūkstantmečio Darbininkų gatvių detalusis planas, kuriame buvo nustatyti sklypo užstatymo reglamentai, įvažiavimas prie sklypo, gretimų teritorijų sprendiniai. Šis detalusis planas sąlygojo, nustačius tuos užstatymo reglamentus, privažiavimo galimybės buvo taipogi išnagrinėtos jame, leido ruošti projektinius pasiūlymus šiam sklypui. Dabar projektiniai pasiūlymai yra ruošiami remiantis projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, išduota Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metais, tuoj pasakysiu tikslę datą, tai yra 09.08. Šioje projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje be kitų reikalavimų buvo išdėstytas labai svarbus reikalavimas. Aš jį visą dabar paskaitysiu. Atsižvelgiant į projektuojamo pastato urbanistinę svarbą, padėtį svarbių miesto gatvių atžvilgių, formuojamą miesto įvaizdį atvykstant nuo Vilniaus oro uosto, projektiniai pasiūlymai iki projektinių pasiūlymų teikimo tvirtinimui turi būti teikiami Lietuvos architektų rūmų Vilniaus regioninės architektūros tarybos Vilniaus RAT vertinimui. Su prašymu patvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį pateikti eskiziniai projektiniai pasiūlymai turi būti koreguojami pagal šios užduoties reikalavimus bei Vilniaus RAT išvadą, pastabas ir rekomendacijas. Ir kitokių bus. Ir dabar noriu pranešti, kad šie mūsų projektiniai pasiūlymai buvo jau svarstyti Vilniaus RATe ir jie buvo pilnai pritarta. Kažkokių esminių pastabų nebuvo išsakyta, tai buvo pripažinta, kad tai pastatas tinkantis į kontekstą, tai tikrai nedarys gėdos atvažiuojant nuo oro uosto, tai vienas iš, kaip sakyti, pirmųjų Vilniaus miesto dominančių galbūt įvažiuojant į miestą.
Tai dabar norėčiau pratęsti projekto patį pristatymą po šios preambulės. Be abejo, projektuojama buvo atsižvelgiant į gretimybės ir atlikus jos analizę, tai yra tokia. Greta sklypo susiklostęs užstatymas turi aiškią urbanistinę struktūrą, pastatai išsidėstę pietų kryptimi, vyrauja laisvo planavimo užstatymas. Dabar dauguma aplinkinių sklypų nėra suformuoti šalia mūsų sklypo. Daugiausia tai yra užstatymas vyrauja viršutinėje šlaito terasoje, kurioje stovi laisvai išdėstyti daugiabučių namai, tokio išilginio užstatymo 5-6 aukštų, o apatinėje, kaip minėjau, statinių faktiškai nėra, tai yra tokia pakalnė tarp šlaito ir reiškia Tūkstantmečio gatvės, ten yra pora tik tai degalinė, sandėliai, garažai. Dabar, jeigu nagrinėjant užstatymą ant šlaito, sklypuose Darbininkų 35, Darbininkų 14, tai teritorija apie Šaltkalvių gatvės namus, kurie labiausiai galbūt įtakotų šitą mūsų užstatymą, tai matome, kad užstatymo kontekste vyrauja 5 aukštai, yra ir 9 aukščių. Užstatymo aukštis nuo žemės paviršiaus yra 16-30 metrų, užstatymo tankis apie 30-60 procentų ir intensyvumas nuo 1,2 iki 3. Daug kur sklypai nėra, reiškia, suformuoti. Šią užstatymo analizę matome va dabar mūsų aiškinamojo rašto va šitam paveiksliuke. Čia prie kiekvieno pastato yra parodytas jo aukštis, jo sklypo užstatymo tankumas, intensyvumas. Kai kurie sklypai nėra suformuoti, dauguma tiksliau, tai mes paėmėm tokius kaip sąlyginius sklypus, apibrėžia, reiškia, šitą punktyrinę gatvę. Kaip minėjau, mūsų sklypą iš, reiškia, rytų pusės yra neriboja, galbūt netoli yra Dariaus ir Girėno gatvė einant iki oro uosto, o pietiniai pusėje yra Tūkstantmečio gatvė. Ir mūsų, reiškia, sklypas yra toj lomoj tarp namų ant šlaito ir Tūkstantmečio gatvės. Sklypo perkirtimas altitudės yra gana nemenkas, tai yra apie 4 metrai, ties pietinė jo riba pietų Tūkstantmečio gatvės yra 152, o jau viršutinė tai yra 156, tai perkirtimas apie 4 metrai. Ir dabartinis įvažiavimas į šį sklypą yra nuo Tūkstantmečio gatvės, tačiau jisai yra, kaip čia pasakyti, tik tai tam privačiam namui. Detaliuoju planu buvo numatytas visai kitas privažiavimas, kurį aš paminėsiu gal truputėlį vėliau, minėjant transporto sprendinius. Dabar galbūt pačio sklypo užstatymo architektūrinius sprendinius norėčiau paminėti. Dabar tą esamą gyvenamą namuką numatoma nugriauti ir jo vietoje pastatyti naują administracinės paskirties pastatą, kas atitiktų sklypo naudojimo būdą. Pastatas būtų 5 aukštų su rūsiu. Ir kadangi pastatas ant šlaito, tai jo įėjimas būtų vis dėlto rūsio aukšte. Jisai pusiau atviras, tačiau kadangi didžioji šito rūsio dalis yra po žeme, skaičiuojant pagal rūsio apibrėžimą, jis vis dėlto yra skaičiuojamas kaip rūsio aukštas. Pagrindinis, reiškia, be abejo, užstatymo reglamentai atitiktų numatytąjį detaliajame plane, tai yra užstatymo tankis 40 procentų, intensyvumas 1,2, pastato aukštis 5 aukštai, vidutinis aukštis nuo žemės paviršiaus 21, maksimali altitudė 176. Dabar kokia pati būtų pastato užstatymo idėja arba tūrinė kompozicija? Tai dabar atsižvelgiant į tai, kad
aplinkui yra, gal dabar pasuksiu aš truputėlį, va štai, va šitą urbanistinių principų struktūros schema. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma pastatų yra orientuojami šiaurės pietų kryptimi, tik tai kai kurie pastatai yra rytų vakarų, numatyta panašią kompoziciją taikyti ir šiam pastatui. Reiškia, didysis tūris yra orientuojamas šiaurės pietų kryptimi, o jau tas rūsto tūris, kuris irgi pietinėje pusėje yra išlindęs iš žemės paviršiaus, tai yra rytų vakarų, toks irgi kaip būtų dviejų šitų urbanistinių struktūrų greta esančių tokia samplaika. Tuo pačiu, orientuojant šiaurės pietų kryptimi pagrindinį tūrį, būtų kuo mažiau užstojami gretimo gyvenamo namo langai, kuris yra, reiškia, šitoje vietoje. Tai yra Šaltkalvių gatvė 18. Be abejo, jeigu žiūrėti į pjūvius, kuriuos tuoj parodysiu, tikrai, kadangi mūsų projektuojamas pastatas yra Dauboje, jis faktiškai bet kuriuo atveju neužstotų šitam namui panoramų, tačiau toks, kaip sakyti, psichologinis vis tiek yra veikimas. Jeigu mes būtumėm orientavę pagrindinį tūrį rytų vakarų kryptimi. Tai jeigu žiūrėti pagal, reiškia, pjūvį rytų šiaurės pietų kryptimi, tai va čia puikiai matosi, reiškia, tas pastatas yra, kuris Šaltkalvių 18, mūsų tūris esantis Dauboje ir, va, reiškia, Tūkstantmečio gatvė. Ir kaip matote, kad faktiškai net nepasiekia to 4 aukštų tūrio, tik tai kelis aukštus, tačiau kadangi pastatas yra pakankamai toli nutolęs nuo daugiabučio ir jisai orientuotas į jį siaurąja dalim, tai manome, kad tai darys patį mažiausią neigiamą įspūdį. Tuo pačiu pastatą, reiškia, leidžiant žemyn, kiek įmanoma, jis sudarys kaip ir tarpinę grandį tarp ant kalno esančių daugiabučių ir šalia Tūkstantmečio esančio nedidelio užstatymo, ten pavyzdžiui, Porsche salonas ar ten dar kažkokie pastatėliai, kurie yra šalia Tūkstantmečio gatvės. Tai leidžiantis, kaip sakant, nuo miesto, nuo aukšto užstatymo, toks ir gaunasi kaip ir laiptuotas užstatymas link, reiškia, pakraščio. Vat yra panorama parodyta nuo Tūkstantmečio gatvės. Tai matome, kaip atrodo pastatai esantys ant kalno, reiškia Šaltkalvių gatvė ir mūsų pastatas. Kaip matote, jis daro minimalę neigiamą įtaką gretimam užstatymui. Minutėlę, truputėlį techninės galimybės mūsų. Taip, norėčiau pratęsti toliau. Techninė truputėlį. Taip, einant, reiškia, prie projektinių pasiūlymų toliau. Dabar pastatas taip pat projektuojamas sklype, siekiant kuo mažiau keisti esamą žemės paviršiaus altitudę. Pastatas stengiantis įterpti į esamą reljefą nekenčiant jo pobūdžio. Ir tada tokiu atveju pastatas atsiduria esame šlaite ir pastato fasadų sąlytis, štotinių sąlytis su reljefu atitinka jo konfigūraciją. Mes stengiamės to reljefo netgi nekeisti. O pastato aukštis yra skaičiuojamas nuo esamų altitudžių
užstatymo zonoje, tai va čia yra formulė, paimami pastato užstatymo kampai 7 ir jie padalinimi iš 7, tai mes gauname, reiškia, 155,1, tai yra vidutinė esamo pastato altitudė. Taip, kad, reiškia, jeigu esant projektuojamam maksimaliam pastato aukščiui 150,7, absoliutinė altitudė maksimaliai 155,7, o tai vidutinio esamo paviršiaus altitudė yra 155,1, tai reiškia pastato aukštis nuo žemės paviršiaus bus apie 20,6 metro, tačiau pagal detalųjį planą mums netgi leistina yra 22 metrai, taip kad mes net nepasiekiam maksimalaus to aukščio. Dabar kalbant apie vidaus išplanavimą, tai bus pastatas 2 laiptinių, 2 liftų, ant pastato stogo formuojama rekreacinė erdvė. Aš manau, visi, kurie, jeigu susipažino su mūsų projektiniais pasiūlymais, tai matė pastato architektūrą, jo idėją ir taip toliau, panašius architektūrinius, reiškia, dalykus. Dabar, kas yra labai svarbu šitam projektui, manau, transporto sprendiniai. Detaliųjų planų buvo numatyta, kad šitas, reiškia, įvažiavimas yra naikinamas Čekimečio gatvės, tačiau projektuojamas naujas įvažiavimas nuo Akligatvio Dariaus ir Girėno gatvėje. Tai reiškia, užsakovas pagal infrastruktūros sutartį turi suprojektuoti ir, atsiprašau labai, įrengti privažiavimą iki nuo Dariaus ir Girėno tos aikštelės, tuo šlaitu leidžiantis iki pat, reiškia, sklypo, tokio kaip vos ne estakadą. Taip ir toliau numatant perspektyvinį nuvažiavimą iki gretimo sklypo, kuris yra čia suformuotas. Daugiau čia sklypų nenumatoma formuoti, taip kad čia bus bet kuriuo atveju numatomas kaip akligatvis. Dabar šitas projektas bus ruošiamas, nuvažiavimo šito projektas bus ruošiamas ir svarstomas su visuomenė atskirų projektų. Dabar apie šitą privažiavimą nenorėčiau plėstis, nes jis atskirai taipogi bus pristatytas visuomeniai. Čia dabar tik tai kaip preambulė. Dabar dviračių takai greta sklypo nenumatomi. Artimiausias takas, tai jis praeina šalia Dariaus ir Girėno gatvėje, jis visai, reiškia, neseniai pastatytas. O iki projektuojamo pastato dviratininkai privažiuos tiesiog tą pačią gatvelę, Akligatvio, nuo Dariaus ir Girėno gatvės. Dabar pėsčiųjų srautai. Šiuo metu šita loma yra gana apleista. Renkasi narkomanai. Pėsčiųjų takų schema gana gerai išvystyta tai aukštutiniai terasoj. Dabar mes numatome patekimą pėsčiųjų šaligatvio šalia. Dar diskutuojama, ar daryti šaligatvį šalia to nuvažiavimo, nes nėra jis labai patogus pėstiesiem. Galbūt bus daroma, tai naudojamas iš šaligatvių šalia Dariaus ir Girėno Čekimečio gatvių ir paskui pėsčiųjų takas bus nuleidžiamas iki mūsų pastato. Tai bus ir žmonėms su negalia patogesnis nusileidimas ir reiškia, pėstiesiem lengvesnis nuėjimas, kurie čia galvos ir ateis, nes eiti šituo visų keliu, ta dauba nėra labai patogu. Tai, kaip minėjau, šitie sprendiniai dar bus papildomai pristatinėjami, jie bus preliminariai suderinti su savivaldybės infrastruktūros objektų komisija ir tada jau bus pristatinėjama visuomeniai atskirų projektų, atskirais projektiniais pasiūlymais. Automobilių parkavimą mes sprendžiame visą savo sklypo ribose. Numatoma, kad tai bus tiek antžeminės parkavimo vietos, tiek požeminės parkavimo vietos. Reiškia,
paaiškinamajam rašte yra viskas išdėstyta, kiek kur, taip pat priešais pastatą bus numatytos dviračių parkavimo vietos. Noriu dabar apie tai čia dėstis, viskas yra parašyta. Labai svarbus dalykas tai yra sklypo sutvarkymo sprendiniai. Apželdinimas numatomas tiek šiaurinė riba, tiek pietinė riba, humanizuojant automobilių parkavimo vietas, tarp jas įterpiant žaliasias tokias saleles. Taipogi prieš pastatą yra suformuojama rekreacinė zona su sauliukais, darbuotojų poilsiui, krūmai, gėlynai, kalninės pušys šitoje zonoje. Ir kokie tai bus numatomi želdiniai, tai yra numatyta mūsų projektinių pasiūlymų lentelėje, netgi čia paveiksliukai, kas bus numatyta, gėlės ir taip toliau. Tai galima taipogi šituose projektiniuose susipažinti su bendraisiais rodikliais užstatymo pagrindiniais ir toliau seka brėžiniai, tai kaip minėjau, pastato urbanistinio pagrindimo schema. Čia ką matėme aiškinamajam rašte, tai dabar čia parodyta jau tūriškai, kad mūsų pagrindinė pastato idėja tai yra pagrindinio tūrio orientacija šiaurės, reiškia pietų kryptimi, o to jau antraeilio tūrio rytų vakarų kryptimi, tas va toks kryžius susidaro. Taipogi buvo įvertinta panoramos, važiuojant nuo Dariaus ir Girėno ir nuo Tūkstantmečio gatvių, ir prieitos išvados, kad didelės įtakos šiom panoramom tai neturės, tą pripažino ir architektų rūmų tarybos posėdyje buvo tokia pati. Tai vat galim matyti, čia yra, reiškia, fotomontažai padaryta, kas bus matoma važiuojant nuo kiekvieno taško, sakykime, kas matoma nuo Dariaus ir Girėno gatvių, tai sakykime, nuo pirmo atvažiuojant, reiškia, į Vilnių, kokia bus panorama, toliau važiuojant matosi, kas toliau matosi, kas iš šono jau ir jau faktiškai išvažiuojant. Tai pirmas bus panoramų toksai brėžinukas, antras tai bus nuo Tūkstantmečio gatvės atvažiuojant, reiškia link Ikėjos, nuo Lazdynų, tai pirmas iš tolo matosi kampelis, antras, trečias pravažiuojant jau. Tai bet kuriuo atveju tai neišsišoka ir neuždengia pastatų, panoraminių kažkokių taškų ir taip toliau. Ir trečias čia nuvažiuojant Dariaus ir Girėno gatve link Tūkstantmečio gatvės, irgi matom tūrio kampelį pro medžius, antras išlindo labiau kampas ir jau čia pravažiuojant ir visas, dar priminsiu, kad visas slėnis yra pakankamai apželdintas, daug kur mūsų pastatą dengs esami želdynai. Ir čia vat matome kaip ir pastato maketą, kuris kaip atrodo tai, reiškia, kontekste. Čia taipogi pastato maketas kontekste. Matote, iš per daug neišsišoka. Iš arčiau matome. Ir kaip dabar tai jau fotomontažai padaryti profesionalaus vizualizatoriaus, kaip tai atrodytų. Šitas pastatas Vilniaus panoramų fone. Privažiavimas nuo Dariaus ir Girėno ir čia tas akligatvis pasibaigia mūsų pastatu. Čia nuo Dariaus ir Girėno gatvės vėl šaukščiau nuo tilto faktiškai fotografuota. Šitos nuotraukos yra iš žmogaus ūgio, faktiškai kaip atrodo nuo tilto čia. Kaip atrodys mūsų pastatas kontekste. Čia jau visiškai arti priėjus į šono, važiavus nuo Dariaus ir Girėno gatvių prieš įvažiavimą. Ir paskutinė panorama, tai yra jau pravažiavus pastatą, čia jau daugiau iš Tūkstantmečio gatvės. Privažiavus. Ir čia yra detalaus plano brėžinukas, kuris parodo, kad mūsų, reiškia, numatyti buvo užstatymo reglamentai, užstatymo tinklelis ir privažiavimas, kaip matome, yra nuo
reiškia, nuo Dariaus ir Girėno gatvių įsukant esamą aikštelę ir leidžiantis iki pat pastato. Įsivažiavimas gana statokas iki pat sklypo. Na, čia toliau seka brėžiniai, kas, jeigu skaitė, susipažino. Čia ir sklypo planai, želdinimo planas, parkavimo dangų planas, kur parkuojama yra. Ir toliau pastato rūsio, pastato čia -2 techninio aukšto, toliau pastato rūsio planas su parkavimo vietomis ir pagrindiniu įėjimu. Ir čia tas skverelis, apie kurį aš ir minėjau. Toliau pirmas aukštas ant jo stogo dar irgi parkuojama. Ir toliau kiti aukštai, kur numatytos, reiškia, darbo vietos. Be abejo, techniniam projekte tai bus dar tikslinama, dabar tik tai projektiniai pasiūlymai ir sutvarkytas, apželdintas stogas, kur darbuotojų galės būti darbuotojų rekreacija, pjūvis, fasadas. Tai tiek pristatymo. Matau, kad dalyvaujančių nėra, tai klausimų irgi matyt nepavyks išgirsti, bet kuriuo atveju įrašas truks iki, reiškia, iki 1 valandą, tai reiškia nuo 4 iki 5 valandų, iki 17 valandos. Tai jeigu bus kas pasijungiančių, mes stebime situaciją ir matome, jeigu bus kažkas pasijungiančių, mes be abejo priimsim ir jeigu bus užduoti klausimai, mes juos atsakysim. Tai kol kas ačiū. Tuo pristatymą norėčiau ir pabaigti ir kol kas esame ryšyje. Ačiū labai.
Taip. Tai noriu pranešti, kad susirinkimas yra pabaigtas. Lygiai 1 valanda nuo jo pradžios. Klausimų nebuvo gauta, nes nebuvo dalyvaujančių. Ačiū, viso gero.